Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Kaip gera vėl susitikti maldoje ir melstis už jūs, mėly senjorai, ir visus apkabinti maldą, kurie padeda jums gyvenimo kelionėje nešti ligos išbandymų ir sunkumų kryžių. Tegul Viešpats stiprina mus, o kad mes vertai dalyvautume šioje šventoje mišių aukoje, atsiprašykime Viešpatį, kad gerasis Dievas priimtų mūsų maldas. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Melskimės. Dieve, savo Sūnaus nusižeminimo pakėlęs nupuolusį pasaulį, duok savo tikintiesiems švento linksmumo. Tu išplėšė juos iš nuodėmės vergijos, tad nuvesk ir į amžinąjį džiaugsmą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš pradžios knygos. Išvykęs iš Beršebos, Jokūbas keliavo į Haraną. Pasiekęs vieną vietovę, tenai pasiliko nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs vieną tos vietos akmenį, pasidėti po galvą, atsigulė toje vietoje miegoti. Jisai susapnavo šitokį sapną. Ant žemės stovėjo kopėčios, siekiančios dangų. Jomis tai aukštyn, tai žemyn, kopinėjo Dievo angelai. Ir štai viršuje atsistojęs Viešpats prabilo. Aš esu Viešpats, tavo tėvo Abraomo Dievas ir Izaoko Dievas. Ta kraštą, kuriame tu ilsiesi, aš atiduosiu tau ir tavo palikuonims. Tavo palikuonis bus gausus, kaip žemės dulkės. Tu išsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurę ir pietus. Per tave ir tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės giminės. Aš būsiu su tavimi, visur tave sergėsiu, kur tik tai eisi. Ir pargražinsiu į šitą kraštą. Tavęs nepaliksiu, kol įvykdysiu, ką pažadėjau. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė. Iš tikro šioje vietoje Viešpats, o aš nežinojau. Ir apimtas baimės pasakė, kokia ši vieta nuogastinga. Čionai ne kas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Pakilęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį savo buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo aliejaus. Vietovė jis davė vardą Betelis, Dievo namai. O miestas anksčiau vadinosi Lūzas.
Jokūbas padarė šitokį įžadą. Jei Dievas bus su manim ir sergės mane šiame kelyje, kuriuo aš einu, jei duos man pavalgyti duonos bei apsirengti drabužių, ir jeigu aš sveikas sugrįšiu į tėvo namus, tai viešpats tebus mano Dievas. O šitas akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, tebūna Dievo namai. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tavi mano Dieve viliuosi. Tavi mano Dieve viliuosi. Žmogau, kurį aukščiausias globoja, kuris gyveni visagalio pavėsy, viešpačiui tarki, o mano Dieve, prieglobsti mano tvirtovė, tavim aš viliuosi. Tavim mano Dieve viliuosi. Jis tave gelbi nuo medžiotojų kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Tave jisai dengs savo plunksno, po jo sparnais tu slėptis galėsi. Tavim mano Dieve viliuosi. Kad glaudžia žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju. Aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta. Kai jis mane šauksis, aš jį išklausysiu. Sielvarte su juo drauge būsiu. Tavim mano Dieve viliuosi. Alleluja, 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 alleluja. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo Evangelija. Alleluja, 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 alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisiartino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik, uždėk ant jos ranką ir ji atgis. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo mokiniais. Ir štai moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, prisiartino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati savo kalbėjo: jei tik palytėsiu jo drabužį, išgysiu. Jėzus, atsigręžęs į ją, pamatęs, tarė: pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo.
Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minią, Jėzus paliepė: išeikite, nes mergaitė nemirus, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir ji atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, šios dienos Evangelijoje mes matome sinagogos vyresniojo dukros prikėlimą. Tai yra nuostabus įvykis, kuris suteikia žmonėms naują gyvenimo viltį. Juos prikelia naujam gyvenimui, nes jie suprato, kad Jėzus tikrai yra tas, kuris ateina išgelbėti žmonijos iš nuodėmės, iš mirties ir suteikia visiems naują gyvenimą. Dar daugiau, Evangelijoje matome moterį, kuri ilgus metus sirgusi kraujoplūdžiu, bet kokį turi gilų tikėjimą. Jis sako, jeigu tik paliesiu išganytojo apsiausto bent truputėlį, bent siūlę, pagysiu. Ir viešpats pagyrė jos tikėjimą ir sako, moterie, tavo tikėjimas išgydė tave. Matome, išganytojas visuomet laukia mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo. Ir tas Šventosios Faustinos Kovalskos priminimas šiuo nuostabiuoju paveikslu, kuris išplitęs visame pasaulyje, Jėzau, pasitikiu tavimi, mums duoda vilties. Šiais jubiliejiniais piligrimų vilties metais mes nepaprastai turime sužadinti širdyje gilų tikėjimą ir pasitikėjimą tuo, kuris ateina pas mus kaip meilės ir gailestingumo Dievas. Ir jeigu matome moters tokį gilų tikėjimą, jeigu ji tik prisilietė prie apsiausto ir pagijo, tai viešpats šiandien ateina į mūsų širdis. Pats Jėzus ateina į mūsų širdis, trokšdamas mus pagydyti ir prikelti naujam tiesos, meilės ir džiaugsmo gyvenimui. Kokia laimė mums, kada mes turime gilų tikėjimą ir pasitikėjimą viešpačiu. Todėl kiekvienas žmogus, ar jis ligonis, ar sveikas, visuomet turi išsaugoti gilų tikėjimą ir pasitikėjimą tuo, kuris sako, aš esu tiesa, vadovaukitės ją. Aš esu kelias, eikite tuo keliu. Aš esu gyvenimas, gyvenkime visavertį gyvenimą, pilną tiesos, gerumo, meilės ir ištikimybės. Dangiškoji motina Marija tesustiprina mūsų tikėjimą, kad ir mes, kaip ta moteris, turėtume gilų tikėjimą ir pasitikėjimą viešpačiu ir drąsiai eitume per žemę, vykdydami dangaus tėvo valią, kol visi susitiksime dangaus tėvynėje. Visuotinės maldos. Melskime Dievą Trejybę vieną pagalbos savo ir visiems krikščionims. Tarsime, išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, globok savo bažnyčią, kad garbintų tave tvirtu tikėjimu. Išklausyk mus Viešpatie. Visagali Dieve, padėk žmonijai, kad pasaulyje viešpatautų teisingumas ir tautos gyventų taikoje.
išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, paguosk liūdinčius ir stiprink nekaltai persekiojamus. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, atnaujink krikščionių širdise meilę tau, kreipk mūsų žingsnius į tave. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, būk gailestingas visiems skaistykloje kenčiantiems. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, tu mus kvietei į meilės karalystę, padėk mums šventai gyventi. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie šventąjį tėvą Leoną XIV, apaštalinį nuncijų Lietuvoje, Ukrainoje. Laimink mūsų vyskupus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, kad visi drąsiai skelbtų gerąją Evangelijos naujieną. Išklausyk mus Viešpatie. Laimik Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, žuvusiems laimingą amžinybę. Išklausyk mus Viešpatie. Stiprink Viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingusius, benamius, pabėgėlius, padėk ir jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Išklausyk mus Viešpatie. Amžinasis Tėve, Kristus tapo žmogumi, kad tavo šviesa mus vestų į amžinąją garbę. Saugok mus, kad nepalūžtume nuodėmės pavojuose ir neprarastume tikėjimo. Jis su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Garbėtų Dieve visatos, kurie užtrudos neturime duonos, kažkėmės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvenimas duona. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Tavo garbiai skirtoji auka, Viešpatie, tegul mus nuvalo ir išmoko kasdien labiau gyventi dangui. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Aukštin širdis. Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave dangaus Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jame tu visą iš naujo suvienyti panorėjai ir mums visiems leidai iš jo pilnatvės semtis malonę po malonės. Turėdamas Dievo prigimtį, jis pats save sunaikino ir ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Užtat jis yra labiausiai išaukštintas ir teikia amžiną išganimą tiems, kurie jo klauso. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Viešpats dalyvių liaus, pilnas yra dangus, ir žemė jų garbės. Osana, 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 aukštybėse. Tikrai, tu Viešpatie šventas,
tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiam pasaulį, ugdyk ją tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, ypatingai tuos ligonius, kurie iškeliavo iš šio pasaulio, jie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Patyrinėkit ir pamatysis, koksai Viešpats geras, laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen.
Melskimės. Nuostabiai apdovanojęs mus Viešpatie, duok mums visada apsčiai turėti išganimo gėrybių ir be paliovos tave garbinti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigiai bažnyčioj kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkui savo vynuogyną, siūs savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Dieve, mano širdį tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta.